Sveiki sugrįžę. Tai ką jūs galvojat, sekantis projektas atėjo. Turim truputį medienos užkaupę. Tai, kaip pamenat, prie tam video minėjau, kad darysim konteinerių uždarimą. Tai taip, darysim konteinerių tokią kaip ir dėžutę, sandėliavimo vietą. Tiksliau darysim konteinerių uždengimą. Susipirkom medieną, susipirkom tvirtinimo elementus, susipirkom vyrius, tai galbūt apžvelgiam pradžiai, kokius elementus turim. 45x45 tokie bruseliai, 12 vienetų ir galvoju ilgis jų yra 5,10 m. O štai tokios dailylentės, tai jos yra 18 storis, 90 plotis, 95 plotis ir ilgis 4,80 m. Turim visus brėžinukus, kaip ką darysim. Ką irgi noriu akcentuoti, kad paprenumeruokit kanalą, nes jūsų daug žiūri neprenumeruojančių, tai man būtų didelė paskata, jeigu jūs užprenumeruotumėt kanalą ir paspaustumėt laiką po šio video. Ačiū jums. O medžiagos, ar ne? Tai ką mes dar darysim, tai turėsim Pinoteksą, tai pasiėmiau pabandymui litriuką. Šitas Pinoteksas yra palisandro spalvos, toksai rudas, ir jo danga išlieka apie 12 metų nepakitus. Tai reiškia, šita danga atstuma purvą, atstuma visokį vandenį. Nežinau, kaip tai atrodys, matysim, tai bandom eksperimentuoti, kartu tai darom. Toliau, kokie dar elementai, tai man reikėjo, nes neturėjau spacerių vadinamų, tai va, plastic spacers 5 mm, tai čia, kai darysim duris, kurios atsidaro, tai va, tuos spacerius įdėsim, susukant viską, 2 mm spaceriai, toliau vyrai dangčiams atidaryti, vyrai dureliams atidaryti ir aišku yra šitiegi mesraikčiai. Tai mesraikčiai šitie bus rėmai skirti, šitie bus skirti dailylenčių tvirtinimui prie rėmų. Konteinerių stoginė. Tai va, tai turiu pasiprojektavęs tokią stoginę iš esmės, kurią bandysim gyvai padaryti. Tai šita stoginė yra pritaikyta 120 litrų ir 240 litrų konteineriams, nors iš esmės čia drąsiai telpa ir 4 po 240 litrų. Tiesiog įsidėjau modelius tuos konteinerius, kokius fiziškai turiu. Tai mintis kokia dabar yra, kad turim duris pirmasias, kurios atsidaro ir gali išstumti konteinerį. Ir turim dangtį, kuris bus surištas kartu su konteinerio dangčiu per grandinės. Tai čia dar nesu numatęs tvirtinimo taškų grandinėms, bet jas pasidarysim gyvai, kuomet turėsim elementus ir padarysim tokį lengvesnį dangčio atidarimą, tai įsidėsiu dujinį amortizatorių. Kadangi pats dangtis sveria 8 kg ir kilno tokį svorį, yra reikalų, skaitykim, tai padarysim amortizatorių čia kažkur per vidurį įtvirtinimo. Turim tarpą, kuris yra 5 cm aukščio, tai tas tarpas skirtas tam, kad lengviau išvarytume konteinerius ir lengviau atidarytume duris. Tai va, dabar darom pirmą rėmą, tai einam, matuojam ir pjaunam. Tai o du rėmai jau supjauti, reikėtų jos dabar susigręžti. Dar ką pastebėjau, kad šitie rėmai dabar jie yra truputį per aukšti, nes prisidėjau tašelius prie konteinerio aukščiausiai ir taip atrodo, kad truputį yra per aukšti, tai dar reikės sėsti prie SolidWorks'o ir truputį paprojektuoti, sumažinant pačius tašelius per kokius 50 mm turbūt. 5 cm tai vis tiek yra nemažas atstumas. Tai pabandysim šitą padaryti ir tada eisim susukti pačių rėmų.
Taigi, ką mes čia turim dabar? Pirmas rėmas, toksai vat aukštis jo. Tai mintis tokia, kad pradžiai galvojau patrumpinsiu rėmą, tai vat buvau patrumpinęs rėmą. Sakau, galėsiu šį va čia panaudot, biški bus žemesnis aukštis ir ką jūs jau galvojat. Jeigu nori atidaryti arba ištraukti, šitą vietą pradeda kliūti. Tai va, tai šitas rėmas pamatėm, kad yra per žemą. Tai vėl grįžtam prie ilgo rėmo, aukštesnio rėmo ir darom tokio aukščio. Šitą trumpesnį naudosim trumpesniems konteineriams. Tai trumpesnis konteineris jau galim matyti, aukštis yra maždaug sprindis nuo konteinerio viršaus. Tai reiškia, ir atsidarys tinkamai atsidaro ir tinkamai išvažiuoja. Tai va. Žinot, iš kur sakinėjau lentas? Iš medžio bičių. Tai žinot, kokia medžio bičių kokybė būna? Va tokia va. Iški kabės pamiršo, šiems va čia tai pamiršo, čia pamiršo. Aišku, susirašiau aš su vadybininku, sakau, kokias lentas čia atinti nekokybiškas. Tai sako, mes tau padarėm ilgesnės lentas 3 comų. Nu, aš toks, okei, žinai, bet iš esmės tai nelabai fainai. Tokias gauni sušaudytas su kabėm lentas, tai nežinau, jeigu iš medžio bičių kažkas pastebėsi, tai, biški, kaip sakant, kokybės įdėkite savo produktus parduodamus. Tai va, šitą dalį pašalinam, nes yra šaka. Tokią va šakelę pašalinam. Tai dabar ką turim, susipjovėm 2 rėmus iš esmės. Čia trečią uždėjau ant viršus, tik kad pasižiūrėt, kaip tai atrodo. Tai va turim 2 rėmus, juos reikia susisukti. Visgi pagalvojau, kad prieš sukdamas detalės aš dar susipjausiu, ką galiu susipjauti. Ir dabar reikia tiesiog išsimatuot, ką man dar reikia atsipjauti. Tai dabar galite pažiūrėti, koks yra vaizdas. Tai dabar vaizdelio turim tokį, kad čianais, kaip ir sakiau, yra 2 aukštesnės angos ir 2 žemesnės angos. Ar kaip čia pavadinti, net nežinau, angom, ne angom, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir dabar mintis, kad mums reikia susižiūrėti dar detalės, kurias galime leisti savo atsipjauti. Iš esmės va šitie bruselį. Mes juos galim atsimatuoti. Turime 6, 8, 6 ilgio ir einam atsipjauti, nes tikėtina, kad jeigu apsileisim šiandien mažiau ką susipjausim, tai rytoj gali iš ryto iš dienos metu pradėti lytai. Nusidažom su Pinoteksu lentukes. Nusidažysim lentukes ir galėsim eit sukt. Tai ką, mažiau kalbų, daugiau maišymo. Galus, svarbiausia galai, žinok, tu metu galų niek nepadarai čia. Šonai tai dar, bet va galai. Sveiki. Turim jau nudažytą pirmą sluoksnį su Pinoteksu. Tai visos lentelės jau yra nusidažysios. Ir palauksim per naktį, kol išdžius dažai. Ir po to jau sekančią dieną eisim sukti ir kai susuksim rėmus, dažysim 2 sluoksnį ir tikėtina 3 sluoksnį.
O, šitas dabar lentutės susukam skersinukais. Čianais, tenais. Ir iš apačios dar vieną juostą. Kol kas sudėjęs aš esu raštus va taip. Rėmai taip atrodo. Čia panašu, kad tikrai išlys. Pagal aukštį žiūrint. Čia irgi išlys. Čia kas be ko jau išlys aukštas yra. Tai dabar einu sukt skersinukų. Nu va, pirmas rėmas surinktas. Toks vaizdelis. Šičia iš apačios dar dėsiu juostą aliuminio, nes dabar gaunasi, kad išsiskėtę yra šitie kraštai, tai, kaip sakant, reikia padaryti, kad būtų vienodas atstumas taip, kaip šiandien yra, taip ir apačioje, kad būtų. Tai o, ir dabar turbūt klausimas bus, kaip sujungti reikės šičia bruselę su šičia bruselė. Tai čia jaučiu, ką darysiu, tai naudosiu kampuočius metalinis, su metaliniais kampuočiais bandysim padaryti dalykus, o iš apačios realiai tavo vietoj, nu, galbūt iš galo geriau parodysiu. O šičia turim šičia bruselę ir čia darysim truputį aukščiau bruselę. Nu tai skaitykim, mes turim va šitoje vietoj galimybę tokią, o tenais galvoju neturiu tokios galimybės, tai jau reikės su metaliniais kampuočiais tą daryti. Nu, o surinkom rėmą dabar. Tai rėmas realiai surinktas va su tokiais kampukais, visgi sugalvojau, kaip padaryti. Čia susukom taipo, kiaurai, čia vėl kampukas. Čia pilnai vat segmentas surinktas, nu va, viskas į vieną vietą sudėta. Tai dabar ką toliau einam daryti, tai pasidarom rėmus čianais, dangtį, pasidarom dureles, susižiūrim aukščius, galėsim pradėti sukti jau normalias dailylentes.